Sveiki. Dabar yra ankstus rytas. 6:30 mes išvažiavome. Štai tokiamis spalvomis nusidažiusi Jutos dykumos ryte. Dar tik pakilo saulė neseniai. Štai pusė. Ir mes dabar, va čia vaikai dar su kaudromis. Ir čia yra toksai automobilis, tai yra džipas, visureigis. Ir mes važiuojame į visureigį turą į nacionalinį parką Canyonlands, po kažkokius akmenis važinėti. Važiuojame 2 ekipažais. Giedrius dabar per raciją kalbasi su kitu mūsų ekipažo draugu. Jūs galite juos pamatyti ten priekyje su mėlyno džipu. Žiūrėsim, kokie čia nuotykiai bus. Žiūrėkite, kaip gražiai viskas. Štai matosi kanjonas. Scary beautiful. Mes taip arti. Mes turėsim šią pačią nusileidti, bet kaip gražu čia. Mes anksčiau čia buvom. Jo, buvom šitam parke. Bet iš kitos pusės. Ok, dabar mes ją pačią taip leidžiamės. Ir dabar mes važiuojame, atsiprašau už kratymą, truputį krato. Važiuojame žemyn. Va ten kažkur matėsi upė ir mes turėsime ją kirsti, upę pervažiuoti, taip? Štai važiuojam per upę. Crossing the river. And that's it? Yes. Water is very low. Okay. Damos ekipažas. I have something for you. Nori? Gummy snack. Thank you very much. Tau davė kabaliuką. Aš noriu to nepasakytumėt. Man dar ne iki galo atsibudusi. Mes dabar po truputį sustovadas mūsų džipas baltas. Draugų mėlynas. Štai mes dabar sustojom tokia gražioj vietoj. Įveikėm visą kelią aukštyn dabar. Au, Dievo, skauda man. Gerai, aš nepaliesiu. Štai pažiūrėkite. Pažiūrėkit, koks čia gražus vaizdas. Čia dar vingis vienas. That's the highway, and we turned right here. So we went way down. This is Mineral Springs Road, that gravel road that we were flying down.
slidinėlė, tai žemyn Tai pat. sunkius, ne? Aš nieko, nestabdžiu, pakėlęs koją nustabdžius. Jisai pats Nuo nuslidinėja. visko pakėlęs koją. Jo, dabar tik tai vat sustabdau. Nes posūkis didelis. Maida, aš turiu tave laikyti dabar, tu žinok. Mums spaudžia, kad tu laikai. Pažiūrėkit, kokios gražios ten uolos. Again. Nu, jis dabar pats leidžiasi džipas mūsų, aš nieko nedarau, nestabdžiu, nes pavyzdžiui nieko. Ką, Maita? Mes einam namo. Mes važiuojam link namų. Štai ką aš dar radau. Čia yra visur tokių kaktus, aš dar niekada nemačiau, kaip šitie žydi, tai paprašiau sustoti. Koks gražus. Ir parodysiu, kur mes čia sustojame. Čia man truputį ilsėsi. Ups, atsiprašau. Nu, bet dabar antras sustojimas gražioj vietoj. Bendras. Pažiūrėkit, kaip čia gražu, koks kanjonas. Va čia yra koks gražus grindys kokios akmeninės. Pažiūrėkit, kokie vingiai. Labai gražu, tai aš nusileisiu truputį žemiau. Pažiūrėsim. Spalvos tokios gražios, juodas. Matosi, kaip visi šitie krenta, vis dar akmenys, erozija vyksta. Will the sun mode works and follow? Einam žemyn. Važiuojam žemyn. We're going down now. Is it safe?
somebody goes up. Kas būna, kai tu tą maudą įjungi? Geras, nežinau, ar girdėjusi, pakartosiu, Giedrius sakė, kad kai žemyn važiuojam, taip jis naudoja specialų maudą, ropojimo maudą, kuris džipas pats stabdo ratus, kur reikia ir nereikia laikyti nei stabdžio, nei gazo. Oh my goodness. Nu va, kaip mes jau žemai. Na, nežinau, kiek mes jau čia valandų važiavam, gal kokias 6. Ir jau baiginėjom savo kelionę, va čia dar prie tokios arkos sustojame. Gražios. Ten viduj matosi puikiai visi akmenys, kurie ir nukrito, kad susidarytų tą arką. Ten tos kolonos dar matosi priekį. Daug dviejų. Čia truputį toliau iš kitos pusės. Gražiai matosi. Labai kolonos tos. Ir labai įdomu, daug pravažiavom tokių kolonų, jos visos skirtingas, bet toj pačioj vietoje vienodos susiformavusios po kelias, tarsi jas specialiai kažkas taip išskaptavo. Ir žinoma, daug akmenų visur yra, matosi akmenys, kurie kažkada buvo viršuje.